Labas, aš Šarūnas, šiandien Boxering laida Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir pagaliau vėlgi ant stalo turim kažką iš biudžetinio varianto žaidimams skirtų nešiojamų kompiuterių. Lenovo Lock. Taip, tai Lenovo Lock, kažkaip taip vadinasi šitas variantas, nežinau kaip jūs tarsite jį, bet Lock tikriausiai taip ir vadinsime. Tai Lenovo Lock yra biudžetinės klasės žaidimams skirti nešiojami kompiuteriai, galbūt jie keičia, dar tiksliai nežinau, bet greičiausiai keičia IdeaPados trečius gamingo variantus, jų mes turime ir 15 ir 16 colių nešiojamus kompiuterius. Čia nėra Legiono klasė ir tikrai žinot, kad aš turiu labai gerą nuomonę apie Lenovo Legionus visus absoliučiai, tai Lock pasiema didelę dalį technologijos iš Legiono, bet ne viską iš esmės ir turime visai neblogus nešiojamus kompiuterius iš Lenovo kompanijos ir būtent, kaip ir sakiau, į biudžetinę klasę. Dėl ko sakau, kad ne viską pasiema iš Legiono, kaip pavyzdys mes neturime pilnai klaviatūros šviečiančios, tai yra kiekvieno mygtuko atskirai, mes turime tik tai zonomis, toksai minimalus dalykėlis, mes neturime visos grafinės galios, mes čia maksimaliai, jeigu neklystu, galima turėti tik 40-60, kai Legionai gali turėti ir didesnės vaizdo plokštės. Tai kalbant apie techninius parametrus, būtent šio kompiuterio mes turime 15,6 ekraną Full HD ir 144 Hz. Mes turime i5 12 kartos H serijos procesorių, tai šiek tiek aukštesnių dažnių veikiantis procesorius, 16 GB RAM, 512 SSD mūsų talpykla bei 4050 RTX Nvidios vaizdo plokštė. Ir būtent šito kompiuterio kaina svyruoja nuo 1000 iki 1100 eurų, labai priklauso nuo vietos, kurios pirkti, kai kur matėme netgi 980 galima rasti. Tai tikrai patenka į tą vidutinės arba net biudžetinės klasės rinką, jeigu mes skaičiuojam ir operacinę sistemą viduje, ir tai, kad yra labai neblogas surinkimas. Kalbant apie patį dizainą, kaip matot, pilkas, mes turim pilnai plastiką, bet jisai yra storas plastikas ir irgi labai daug judesio ties vyrės pačio ekrano mes čia nematome ir judesys pačio korpuso jį liečiant irgi yra gana minimalus. Ir žiūrint į klaviatūrą galima pratęsti šitą pokalbį apie būtent ją ir Lenovo klaviatūros nuo pat senų dienų, kai tik pradėjom kažką tokio daryti, ar kai aš turėjau sąlytį pirmąjį su technologijomis, man visą laiką patikdavo, jie turi tokias išpjovas, tokias pagalvėlės apačioje ir tikrai visą laiką randi klavišą ten toje vietoje, kurį ir jį palikai savo mintise ir jos turi Lenovo klaviatūros labai gerą atspirtį tavo pirštam, tai taipinti labai yra smagu. Kas liečia tapšnoklį trackpadą, pati zona šito trackpado yra gana maža, bet dažniausiu atveju šitą kompiuterį naudoja žaidimam, jungsite pelę, greičiausiai tai didelės bėdos nesudarys, bet jau mes esam pripratę, kad žaidimams skirtuose kompiuteriuose būtent šita vietoje lieka tokia labiau pamiršta. Kalbant apie jungtis, labai faina, kad tos jungtis, kaip ir iš Lenovo Legiono, perina į galą ir daugeliui žaidimų nešiojamų kompiuterių žaidimams skirtų jungtis yra iš galo. Mes be abejo turim įkroviklį iš Lenovo kompanijos dedikuotą būtent čia gale, mes turime du USB-A, LAN, mes turime HDMI pilną, dar vieną ir dedikuotą pakrovimo lizdą, USB-A tipo jungtį dešinėje pusėje dar vieną ir USB Type-C su 3,5 mm jungtimi kairėje korpuso pusėje. Ir kas faina, kad šitas kompiuteris irgi gali krautis nuo USB Type-C, jeigu turit mažesnį pakrovėją, bet pilnos galios nenaudosit kompiuterio kažkam darbui ir taip toliau, tai tikrai galite nešiotis mažesnį, nes tas pagrindinis įkroviklis yra gana sunkus, bet be abejo, tuomet galbūt negalėsit pilnai išnaudoti visos savo kompiuterio galios arba tiesiog baigsis jums baterija bežaidžiant ir pasijungus ant USB Type-C. Ir tuo pačiu esam sukūrę tokį elektroninio pašto adresą unbox@laisvės TV. Siūskit savo klausimus, siūskit rekomendacijas, beleką iš esmės ir mes pabandysim tai sureaguoti video formatu kas mėnesį. Tai unbox@laisvės. Tiesiog dar kartą noriu atkreipti dėmesį į patį korpuso surinkimo ir jo kokybę. Tikrai jaučiasi, nors ir yra, sakau, plastikinis, bet tikrai jaučiasi, kad labai tvirtas korpusas. Ir kai darėme testus, ta karštis iš pačio kompiuterio tikrai tvarkingai išseina. Parodysim, kokius rezultatus mes gavome. Bet biudžetinės ir vidutinės klasės nešiojami žaidimams skirti kompiuteriai turi rimtą dar vieną dalyvį būtent šitoje rinkoje ir tikrai galima pradėti žiūrėti ir į būtent šitos. Ir labai smagu, kad galima bus dar vieną variantą siūlyti žmonėm, kurie ieško kažko galbūt labiau
nėra šitas kompiuteris toks iššaukiantis, tarkim, kaip MSI kokie nors ar dar kažkas, tikrai matosi, kad, kur MSI tikrai matosi, kad žaidimams skirti kompiuteriai. Kas liečia būtent šitą kompiuterį, kaip ir minėjau, i5, 16, 512 ir 4050 RTX ir padarėme standartinius savo 2 testus, Shadow of the Tomb Raider, tai darėme ant high grafikų ir Full HD. Būtent rezoliucijoje DLSS išjungė ir Exclusive Full Screen išjungė. Average mes turime 112 FPS, tai tikrai labai geras rezultatas kaip tokiam kompiuteriui rodo. Dabar mes padarėme testą ir 3D Marko, TimeSpy'us, kaip ir ant kitų kompiuterių darome, mes turime daugiau negu 8000 final score. Pati programa sako, tai visai neblogai, jeigu mes pasirinktume grafikas 1080p, Battlefield 5 rodo 150 FPS, turėtų veikti, GTA 5 kalkuliuoja 170, žodžiu, tikrai nėra bėdų, Fortnite'as bus dar daugiau, 240. Ir žiūrint temperatūras, tai matau, kad viso testo metu sąlyginai, dabar kur čia aukščiausiai buvo, vienu momentu buvo šoktelius temperatūra, bet čia matyt kažkoks glitchas iki 112, bet matyt kažkas susipynė. GPU laudas, grafikos plokštės apkrovimas buvo 100%, bet laikėsi temperatūra apie 70, 68, 69, kai kuriuose vietose buvo pakilęs iki 72, o kas liečia procesorius, tai labai panašiom temperatūrom irgi sukas nuo pat pradžių buvo šiek tiek daugiau, apie, matau, 75, bet pagrindė vidurkis apie 72, tai su karščiu taipogi susidaroja, be abejo šitas testas yra apie 5-6 minutės daromas, tai nepasiekia galbūt to lygmens, kiek galbūt žaistume 12 valandų ir išėjęs, bet nėra aukštos temperatūros per 5 minutės, tai tikrai nepadidės ant 20 laipsnių per ilgą laiką, todėl visai tvarkingai susidaros su jūsų žaidimais. Ypač tos disciplinos, kurios yra ne pačios naujausios, tai tikrai jokių bėdų čia neturėsime. Ir jeigu žaistumėt kažką, kur labai daug procesinės galios reikalauja, tai galbūt tave truputėlį striks labiau šitas kompiuteris, bet tas, kas liečia grafinius susidarojimus, tai viskas yra su juo labai gerai. Tai va, Lenovo Loku apie 1000 eurų tikrai neblogas variantas, būtent tokį, kokį mes čia turime, jų yra skirtingų, taip pačiu galima rasti ir 16 colių variantų, to pačiu galima ir geresnį ekraną rasti, bet tada jau lipam jau tą aukštesnį negu vidinę klasę žaidimams skirtų nešiojamų kompiuterių. Tvarkingas korpusas, pakankamai geras ekranas, labai geri parametrai už kainą ir tikrai tvarkingai susidaroja su karščiu šitas kompiuteris. Tai kodėlgi nepažiūrėjus, jeigu rinksitės kažkada nešiojamą kompiuterį žaidimams skirtą, galbūt ir darbui, baterija nėra tokia įspūdinga, bet žinant tai, kad galima krauti su USB Type-C ir palaikyti jo gyvybę per dieną, tikrai visai neblogai. Tai jeigu norėsite įsigyti Lenovo Loku, įdėsime nuorodą tą centro elektroninę parduotuvę, kur galėsite paspausti, užsakyti ir džiaugtis naujų įrenginių. Ačiū dar kartą, kad žiūrit.